skambinėja man ten iš ryto. Alo, Liepa, ko? Tai iš viso nenormali, tu kur mum tuoj pamoka prasidės, o tu dar neatėjai, mum pamoka po 5 minučių. Tai dabargi tik 7:25. Mokytoja sakė, kad mes išvažiuojam 7:30. Ką pamiršai, mokytoja sakė. Kur išvažiuojam? Pas mus ekskursija. Ką? Ekskursija? Tai aš nepasiruošus. Tai ką man daryti? Gerai, nežinau, kaip tu ten gyveni, bet arba greičiau bėk, arba praleisi ekskursiją. Primenu, kad tu už ją mokėjai 2 eurų. 2 eurų! O dieve, aš geriau pasėdėčiau namie ramiai. Gerai, nu ir ką man daryt, kuo rengtis? Ką man daryt? O dieve, ką čia apsirengt? Va, šitą apsirengsiu, ką žinau. O ne. Tai, o blemba, mes išvažiuojam 7:30, nenormalu tiesiog. Kur ten mano... Nebeturiu žodžių, kaip kalbėt. Taip, raktai čia. Reikia apsirengt. Taip, čia atsidedam. Nežinau, popietą pasimsiu. Čia ne popietas net. Taip, ko čia man dar reikia pasiimt? Gal reikia tušo, kvepalų, tablečių ir ko čia galima paimti? Šitą. Reikia dar kažko valgyt. Nu jo, šakės, aišku, kaip visą laiką nieko valgyt nėra. Dar indai neišplauti. Ai, termosas, ašgi pyliau arbatą ir pamiršau pasiimt tada. Oi, ką daryt? Kiek ten laiko iš viso? Oi, ką dar paimt? Reikia kažkokį, gal penalą reikia. Va, knygutę pasirašysiu. Dar... Ai, nieko, paimsiu dar šitą. Gerai. Knygas. Ai, aš tikrai pavėluosiu, dar reikia paskapinti, kad skaniai kvepėt. Taip, nieks nelyja. Greičiau, varau. Blemba, vėluoju. Atsiprašau, kad pavėlavau. Aha, sėsk. Gerai, visi klasiai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Dabar visi greit nueinat į valgyklą, kas alkane, ir pavalgot, nes ten mes tikrai nevalgysim. Ir jūsų mes nelauksim, tai kad jūs turit 10 minučių. Eikit, kas norit. Eilė pataisi. Jo, aš eisiu alkana, nevalgiau nieko iš ryto. Gerai, aš eisiu. Gerai, gana ten plepėti, eikit, kas norit. Einam. Taip. O, liftas atvažiavo pagaliau, aš pirmas būsiu. Ei, tu ką? Nesistumdykit. Aha, jie čia dabar... Ei, o aš? Nu, nenormalūs. Aš pirma. Ne, aš pirmas. Ei, kuo tu stumdaisi? Ha. Gerai, kuo čia skanaus yra? Bėgam. Greičiau. Oi. Taip, padėklas.
Va, jiem padėklą, aš visą be padėklą valgau. Ir galit paduot padėklą, jiem tu. Oi, nu kaip gerai, nieks net negalvoja, kad aš net valgyt neinu. Gerai, galima čia pažiūrėti kompiuterį. Nieks nežino, kad čia mano slapta zona, kur nieks neina. O, naujas serialas, pažiūrėsiu 10 minučių. Taip, aš pasimsiu salotas ir šitą gėrimą. Aš padėsiu pas tavį, gerai? Taip, net nežinau, ko noriu. Adamai, greičiau rinkis eilė. Ilgiausia, praeit niekaip negalima. Oi, nu, pasimsiu Coca-Colos kaip visą laiką. Galima va tokį pyragėlį, nu ir sumuštinį. Taip. Gerai. Ačiū, kad palaikėjai. Taip, aš įsirenksiu va šitą va. Atrodo labai skaniai. Tikiuosi ir bus skanu. Kodėl nepasiem? Taip, ir va šitą šaltą arbatą naują paragausiu. Nu kaip skanus pastavėm. Jo žiauriai. Gerai, nesuprantu, ką jie čia valgo. Reikia sveiko maisto. Va, abaliuką galima. Abaliukas tu čia neimk. Paimk kažką normaliaus. Arba tik galima egzotinį tokį žalę. Nu gerai, kažkoks egzotinis, nežinau net kas tai esu. Nu gerai, gert vandens nusipilsiu, o to čia nieko sveiko nėra. Nu ir valgyt nieko sveiko, tik va šitas va salotas sveikos. Taip. Net ne. Salotų nereikia. Jos per daug kaloringos. Ir tikrai bus neskanios. O čia vanduo pripilta. Kiek prisiėmau daug valgyt, aš tikrai viską suvalgysiu. Tuoj padėklu, tik tam padėsiu. Nu jo, faina, kad ekskursija. Ir dar pavalgyt galima nueit. Aha, tai keista, su mumgi Kotryna važiavo, kodėl ji netvarė. Ai, nu tai aš nesakiau tau, pasėtin kompiuterį pasislėpusi, man sakė, ir filmą žiūri. Ai, nu pasisekė jai, kad ji kažkaip pranešė kompiuterį. Tiesiog gerai. Visai skaniai atrodo. Ai, kaip aš turiu, aš nieko gert nebeturiu. Jemk spraitą užsigert. Ačiū Liepa, tu man išgelbėjai. Nu, prašom. Gerai, pas man jau baigęs tavo išmest. Taip. Taip, išmetam. Oi, net ten išmetam. Ai, nieks nepamatys. Taip, reikia šitą išmest. Reikia šitą. Gerai, varom. Koks skanumėlis. Kaip skanu, dar reiks pasiimti. Padėklą tą padėsiu, nereikia man jau. Nu, pas tavį iškris visi dantis, tu būsi spaguotas, negražus ir storas. Aha, kas sakytų. Skaniu kokią kolą. Iš viso kaip gerai. Pas mus mokykloje toks maistas. Oh my god, kaip gerai. Viskas. Per šiandien aš valgau per daug. Ai, kažkas telefoną paliko. Jis toks fainas ir be kodo. Oi. Aš jokių daiktų nepasiėmiau. Aš galvoju, kad aš dėjus. Ai, įsidėsiu. Pasakysiu, mano telefonas naujas. Čia taip iPhone'as. iPhone'as E6. Tai vienas iš geriausių telefonų. Taip, pasimsiu dar čia ko va šitą, nu ir varysiu.
Gerai. Alio, tu pamiršausi daryti. Ui, tiksliai, ačiū Liepa. Gerai. Pas mus jau tuoj prasideda jo. Jau 11 minučių praėjo. Ką mes čia laukiam? Varom greičiau. O keista, o kodėl... Mane durys uždarė liftą. Jo, geras. A tu ką čia sėdi? Ne tavo reikalas. Na ja, Rokui šiandien tikrai negerai. Faktuoju. Iš viso, kaip tu su Maike gyveni, tau nešalta? Nu ne, normaliai. A kur šitie du? Adamo net galiu neklausti, jis visą laiką vėluoja. O Rokas ir Vilijus. Rokas ten užimtas, o Vilijus valgo dar. Ai, nu gerai. Kaip gerai, kad jūsų daug, biškai galim pasimokinti temą. Va, kur čia buvo ta tema? O ne, čia sakė mokytoja, nebus jokių temų, o bus tik ekskursija. Įsivaizduoju. Oi, kodėl įsijungia? Nu, įsikrovė lenta, nu kaip čia taip? Sakiau, reikėjo nupiešti. Ai, gerai. Eikit... Jau iš klasės, jau tuo rakinsiu. Atrodo, visi savo daiktus pasiėmė. Taip? Taip, visi. Papšė, kieta. Oi, palauk, man skambina. Aha. Tai gerai, mes jau tuo išvažiuojam, jo. Gerai, ten. Ir kur jūs telefonuose žaidžiat? Pasidedat juos ir viskas. Tai... A kur man dėtis, aš tik rankinuką savo pasiėmiau. Oi, rankoje laikyk, nu kas per durni klausimai. Gerai, eikit, paruokitės. Nu ir kam paruotis, mes ką, pirmai klasiai? Gerai. Nu jo, paruotis, mesgi ne tokie maži. Aha. Ir keista, kaip mokytoja nepamatė, kad mes skirtingai stovim. Aha, keista. Taip. Ne, aš nestovėsiu su šituo verkliu. Geriau palauksiu Adamo arba Vietų. Gerai, jie ten dar ilgai važiuos. O, liftas išvažiavo, reiškia, jie jau tuoj atvažiuos. Oi. Aš ten nestovėsiu, niekada. Oi, tipo, aš noriu. Va, stovėk su šituo Roko verkliu. Nu, gal geriau ir su Adamu stovėt negu su juo. Blembo. Kęstuti, tu mane priedavai. Nu, sorry. Tavęs ilgai nebuvo, aš jau galvojau, tu išvarai namo. Oi, nu ką man su šita stovėt? Nu, žinai, manau, geriausias variantas su jas stovėt. Iš to, kad su Vietku tu nestovėsi tikrai, o su verkliu tuoj tu tikrai nestovėsi, tu pirmągi sekundę rėkt pradėsi nuo jo. Tai ne, čia jis nuo manęs pradės rėkt. Ai, gerai, nesvarbu, stok su juo. Nu... Oi, labas. Taip, atrodo, vaikai ten jau stovim. Ai. Gerai. Kieno ten tėvai jūs paims? Taip, panašiai turi paimti vieni tėvai. Kiek tėvų tiesiog atvažiuos? Nu, mano atvažiuos tik
Aš viena važiuosiu ir tik su Viktorija. Ai, Viktorija kuria? Nu, jūs nematot su pačia geriausia Viktorija, kur prie manęs stovi, kaip jūs nesuprantat. Ai, gerai. Viktorija dar viena ir už tave stovi. Oi, man nesvarbu. Gerai. Viktoriuk, tu mano. Einam. Nu, koks aš ten Viktoriukas? Nu, gerai, mes jau einam, važiuosim. Gerai. Jūs kažkas veš? Ne, mes manom su autobusu. Gerai. O, pasisekė. Pas mane ant moco 2 vietos su manim lėksat. Ar rinkitės, kas su manim lėks. Žinai, rinkis su kažkuo kitu, dėl to, kad mes dviese lekiam su taksu. Ką? Bernai. Mes jau viską buvom susitarę, nežinau. Gerai, varom. Oi, akinės pametė, net nepasakysiu. Sau užsidėsiu. Gerai. Gerai. Oi, palauk, kad man skambina. Aha. Jo. Aš važiuosiu su mašina, bet aš tik viena važiuosiu. Nu gerai, tu irgi galėjai tada. Blemba, gaila. Ate, susitiksim jau ten. Gerai, ate. O kiek man važiuot? 1.5 valandos. Aš viena tam autobuse neprabūsiu. Ai, kaip gaila. Gerai. O tu? Nu tai viskas pabazom, aš visą laiką viena važiuoju. Ai, nu tiksliai jo. Eik irgi. Kaip keista, visą laiką beveik visi su autobusu važiavo, o dabar jūs tik 4 lykot. Man mama sakė, kad ji mane nuveš ir galiu pasiimti savo draugą. Nu tai pasimk savo draugą tada. Adamai, davai tu su manim. Su tavim, ne už ką. Varyk su šituo roku nenormaliu. Nu, nenoriu. Man nesvarbu. Gerai, einam, Rokai. Nu, tave, Adamai, kas veš ar tu autobusu? Turiu, aš su mocu varinėju, pas man 2 vietas. Nu, reiškia, vienas lėksiu vis tiek. Tada tu lėksi su Viktorija. O kodėl? Iš to, kad tada vienas vaikas su autobusu nevažiuos, aš tada su taksi nuvažiuosiu. Nu, gerai.